Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato RX vaistinė. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ateities vaistinė šiandien, kaipgi ji atrodo ir kaip ji funkcionuoja. Ar žinojote, kad net trumpa kelionė iš vaistinės iki jūsų namų gali sugadinti brangius vaistus? Todėl šiandien Lietuvos gyventojams pristatomas naujos kartos vaistinių modelis RX vaistinė. Tai pirmoji šalyje tokio pobūdžio vaistinė, kuri receptinius vaistus pristato tiesiai jūsų namus specializuotų transportų su griežta temperatūros kontrolė. Taigi laidoje svečiuojasi vaistinė projektų vadovė, šeimos gydytoja Rasa Isevičienė, su kuria ir aiškinsimės, kaip vos keliais paspaudimais per sveikata.lt platformą užsitikrinti saugų gydymą, išvengti eilių ir gauti nemokamą farmacininko konsultaciją neišėjus pro namų duris. Sveiki, gerbiama Rasa. Sveiki. Tai kaipgi čia apie tą ateitį dabar kalbame, kur jau šiandien vyksta RX vaistinė? Kas tai yra, apie ką ir kuo jis skiriasi nuo mūsų tradicinių įprastinių vaistinių? Tai RX vaistinė yra pirmoji tokia specializuota vaistinė Lietuvoje, kuri gali pristatyti vaistus į namus, receptiniai vaistai, medicinos pagalbos priemonės, sauskelnės pristatomos nemokamai visoje Lietuvoje. Ir labai didelis išskirtinumas yra tas, kad vaistai, kuriems yra būtinas temperatūrinis režimas, taip pat pristatomi į namus, ko anksčiau Lietuvoje nebuvo. Ir taip pat ir brangus vaistai į namus pristatomi anksčiau nebuvo. Ir visa tai daroma nemokamai, bet kur Lietuvoje. Temperatūrinius vaistus RX vaistinė pristato su temperatūriniu režimu, sertifikuotu transportu, nes išties niekada anksčiau nebuvo kalbama apie tai, kaip svarbu išlaikyti temperatūrinį režimą vaistams, kurie turi būti laikomi atitinkamomis sąlygomis. Rasa, sakykite, visi vaistai yra pristatomi nemokamai, visos jūsų priemonės pristatomas nemokamai? Receptiniai vaistai Tik receptiniai vaistai namus yra pristatomi nemokamai. Ir medicinės pagalbos priemonės irgi taip pat pristatomos į namus nemokamai. Šis modelis, jeigu mes įvertintumėm ne vien tik per verslo prizmę, bet jūs kaip gydytojas, praktikas, kaip jūs matote šios vaistinės funkcionalumą, plėtrą bei iššūkius, kuriuos galbūt pamatėte iš savo būtent gydytojos patirties, kalbant apie receptinius vaistus? Taip, tai ta žinia, todėl čia ir esu ir noriu pasidalinti ir su gydytojais, ir su pacientais, nes esu pati buvus ir pacientė, ir slaugusi artimąjį sunkioje ligoje, ir mes visi žinom, kaip kartais sunku gauti vaistus, ypatingai recepto galiojimas yra neilgas, jeigu tas žmogus gyvena toliau, slaugai asmenį, kuris nėra visai greta gyvenantis, išpirkti vaistus ir juos nuvežti yra labai sudėtinga, ypač jeigu dar tai yra temperatūriniai vaistai, tai ten dar didesni iššūkiai. Bet ir kaip gydytoja, šeimos gydytoja nuolat matau ir susiduriu su problemomis, kada pacientai ateina ir sako, aš labai atsiprašau, aš žinojau, kad vaistų reikalingas temperatūrinis režimas, bet tiesiog taip jau gavosi, kad užtrukau, ar dabar jį galėsiu vartoti. Taip pat pacientai, kuriems jokių būdų negalima eiti iš namų, nes jie turi imunosupresinę ligą, tai yra jų imunitetas labai silpnas, arba dėl gydymo jis šiuo metu yra nusilpęs, bet jie vis tiek keliauja į vaistinę, stovi eilėse. Dar blogiau, jeigu pacientas jau pats žmogus turi problemų sveikatos ir jis dar slaugo kitą asmenį ir jis neša sauskelnes didžiausiais krepšiais, kaip ir dabar šaltyje tokiu oru, kada griuvimo tikimybė yra didžiulė. Tai visos šitos problemos ir iš tikrųjų aš pati kaip gydytoja matau, ėjo dėl savo artimojo, paslydo, griuvo ir dabar guli ir turim dabar 2 žmonės slaugomus, kurių net nėra kam iš tikrųjų prižiūrėti ir kaip dabar jiems gauti tuos vaistus. Tai problemų būdavo daug ir mes juos spręsdavom visaip kaip, dargi jeigu tai yra brangus vaistai, sudėtingiau gaunami,
Tai dar pacientai turėdavo per kelias vaistinės vaikščioti, susirinkti po vieną dėžutę arba vieną kartą vykti į vaistinę, tada užsako ir jiems antrą dalį vėl po kurio laiko atveža. Ir dar yra man tekę dirbti ir rajone, tai didžiulė problema iš tikrųjų, pacientai prašo išrašykit man vaistus iki ten, tarkim, 14 valandos, nes dar man tada autobusas vyksta iš to kaimo į miestą ir aš išsipirksiu, o nuvyksta ir dar sužino, kad visos pakuotės, tiek, kiek jam reikia, nėra. Tai iš tikrųjų problemų buvo labai daug ir RX vaistinė iš tiesų išsprendžia jų daug. Tik tais tas žinomumas jisai ir žmonės tarsi ir bijo, tarsi galbūt pirkti per čia labai brangu, prabangu kažkas. Galbūt, tai va ta mintis irgi yra, kad ir nekainuoja. Kažkaip žmonėms sunku patikėti, kad atvežimas gali būti nemokamas. Ir nesvarbu, koks kiekis. Ir nesvarbu, jeigu tai yra receptinis vaistas. Net jeigu vieną dėžutę vaistų. Taip, receptinio vaisto, tą vieną dėžutę, jeigu receptas yra išrašytas, jis bus pristatytas. Jūs užsiminėt, kad rankiojasi žmonės iš skirtingų galbūt vietų tuos savo vaistukus. Sakykite, kaip jūs užtikrinate, kad nereikėtų jiems rankiotis tų vaistų per kelias vietas, o kad jie gautų visą kiekį reikiamą iš karto? Kaip čia principas šitas įgyvendinamas pas jūs? Tai bendraujama su tiekėjais. Ir aišku, vėlgi žiūrima pagal paciento poreikius. Ta irgi labai norisi akcentuoti, kad yra teikiama farmacinė paslauga, tai perkant internetu, už visuomet susisiekti turi farmacininkas ir su juo dar pasikalbama ir sprendžiama, jeigu tuo metu ir mes neturime, tai vis tiek sprendžiama kaip, bet žmogus bet kokiu atveju niekur neturės eiti iš namų, jam vis tiek bet kokiu atveju bus pristatyta ta visas reikiamas kiekis, ar tai per vieną kartą, ar per kelis, ar jisai gali luktelti keletą dienų. Dar noriu pasitikslinti, Rasa, sakykit, užsiminėt sauskelnes, jeigu daug sauskelnių, tai tikriausiai gabaritas tikrai krovinio tampa jau ganėtinai toks apčiuopiamas ir nemenkas. Ar kurjeris pristato tiesiai iki durų, nepriklausomai nuo to dydžio, ir ar tai maža dėžutė, ar tai yra tikrai didelė pakuotė? Prie durų pacientą pasiekia jo vaistai. Taip, būtent mintis tai ir yra, kad tai būtų pacientui pristatoma iki durų, net jeigu jis ir 9 aukšte be lifto gyventų, tai jau yra mūsų atsakomybė. Žodžiu, tos problemos, visos, kurias aš vardinu, kaip nuvykti, kaip atsinešti, kaip užsinešti, kaip susirinkti visą reikiamą kiekį, tai jau tos problemos išnyks. Ir pristatymo tinklas yra visoje Lietuvoje, nesvarbu, kur jūs gyvenat, jūsų receptinis vaistas, jeigu per RX vaistinę užsako, pasiekia prie pat. RX vaistinę veža į namus net ir Kuršių Nerijoje. Saugumas ir ta temperatūrinė grandinė, kuri yra, mano galva, čia labai svarbu, kalbant apie vaistų pristatymą, receptinių vaistų pristatymą. Jūs, kaip suprantu, esate vienintelė internetinė vaistinė Lietuvoje su sertifikuotų transportų turinčių temperatūros kontrolę, ką jūs beje irgi užsiminėte. Kodėl neužtenka paprasto kurjerio automobilio? Taip, čia apie tai labai daug galvoju ir mes per mažai iš tikrųjų apie tai kalbam, nes kai kalba eina apie mūsų sveikatą ir apie rezultatą, tai labai svarbu pasidaro ir plonybės, nes, tarkim, mes kaip gydytojai, jeigu matom, kad efekto nėra, tai turim keisti gydymą į stipresnį, o kartais to efekto gali nebūti, todėl kad neišlaikomos sąlygos vaisto transportavimo arba laikymo. Tai gamintojas, jeigu tik jis galėtų pagaminti vaistą, kuris nebūtų temperatūrinio režimo, tai žinoma taip ir vyktų, nes daug patogesnis juk būtų visiems gyvenimas, pradant nuo gamintojo, baigiant pardavėjų, bet jeigu yra nurodytas griežtas temperatūrinis režimas, vadinasi, jo yra privalu laikytis, nes vaisto kokybė ir gydymo rezultatas gali labai smarkiai nukentėti. Ir kai mes sprendžiam, kodėl pacientui, tarkim, vaistas neveikia, arba kodėl rezultatas netoks, kaip mes tikėjomės, tai beveik niekas niekada paklausdavo anksčiau paciento, kaip jūs laikėte vaistą, o kaip jūs jį atsivežėt, o kaip jūs vasarą nuo vaistinės nusivežėt iki savo rajono, kur dar valandą laiko važiavot autobusu. Ir jeigu dar pacientas gyvena toli nuo miesto, tai jis tuo pačiu atvažiavimu dar ir reikalą ne vieną susitvarko, dažniausiai nusipirkęs tą vaistuką. Tai sako, šaltkrepšį vežiausi, bet niekas nepasižiūrėjo temperatūrą šaltkrepšyje, kokia buvo. Žodžiu, mes padarom galybę klaidų.
O tada, kai vat, rezultatas jau yra netenkinantis, atsisukam į gydytoją ir gydytojas dažnai jis net pasirodo ir nežinojo. Rasa, žiūrėkit, o jeigu vienam vaistui reikia vienos temperatūros, kitam kitokios temperatūros, jūs atskirai tada vežate tuos vaistus ar bandot kombinuoti kažkokį tai viduriuką temperatūros rasti? Šiaip tai mes tada jau kombinuojam, bet labai tas terapitas indeksas yra nuo 2 iki 8 laipsnių, didžiai daliai vaistų. Yra keletas išlygų, kur turi būti daug žemesnė temperatūra, bet praktiškai tai yra nuo 2 iki 8 laipsnių. Rasa, tai vardinkime, kas nutinka vaistui, jei jis bent valandą praleidžia netinkamoje temperatūroje, jūs kaip profesionalas? Tai gamintojas tada jau negali atsakyti, koks bus rezultatas, tai gali neduoti mums reikiamo rezultato, tai gali pakeisti vaisto kokybę, žodžiu, tai niekas nekalba, ar bus nauda, ar bus žala. O sakykit, pacientas pats gali kažkaip pajausti, kad vaistas vis dėlto yra jau neefektyvus? Ar... Na, tai tas pajūtimas va toks tada ir būna, rezultato nėra. Ypatingai, jeigu mes kalbam, tarkim, apie skausmą ar ne, ir biologinė terapija neveikia, nenuima skausmo. Tai mes tuomet galvojam, kad jinai neveikia, gal reikia keisti, stiprinti gydymą. Rasa, kalbant apie ligas, ligų pobūdį, kokiomis ligomis, kokių ligų grupėmis būtent ta temperatūra transportuojant vaistus yra kritinė ir itin svarbi? Iš tikrųjų, tai ta temperatūra yra itin svarbi visiems vaistams, kurie nurodyta, kad turi būti laikomi temperatūriniu režimu. Bet gal labai griežtai yra kažkokios. Taip, bet mes kalbam apie, tarkim, vaistus brangius, kompensuojamus, ar ne, kur man būna ateina pacientai ir sako, aš laikiau netinkamomis sąlygomis, gal jūs galite pakeisti. Tai negalime, nes tas vaistas yra išties labai brangus, niekas jo nebepakeis. O ligų grupių yra daug, tai yra autoimuninėmis ligomis sergantis pacientai. Tai yra, kuomet imunitetas ardo organizmą ir tam dažnai skiriama biologinė terapija. Tai yra onkologinėmis ligomis sergantis pacientai. Žodžiu, ligų grupių daug, vaistų įvairių ir osteoporozei tam tikri vaistai turi išlaikyti temperatūrinį režimą. Ir kurį vaistą bepaimsim, mes juk niekada vaisto nevartojam šiaip savo. Mes visada žinom, kad jis greičiausiai turės ir šalutinių tam tikrų reiškinių, visada pasveriam, ar vaistas yra reikalingas. Ir jeigu jūs yra skiriamas, iš tikrųjų turėtų būti maksimaliai išlaikytas visos sąlygos. Ir taip pat nepaminėjau cukrinis diabetas, endokrinologinės ligos, kurios tai apskritai yra preparatai vartojami kasdien. Bet žiūrėkit, jūsų transportacija įvyksta, kaip sakant, pagal visas sąlygas laikantis, bet tikriausiai turėtų būti ir tęstinumas jau pasiekus pacientą ir pas jį namuose, tai irgi turėtų vykti vaisto laikymas pagal visas numatytas sąlygas. Koks čia jūsų patarimas būtų, kai jau vaistas pas pacientą? Tai čia jau pacientai jie žino, jau jie laikosi šaldytuve, viskas tvarkoje. Tai vat, šiaip kas jau išbandė tą paslaugą, tai iš tikrųjų labai džiaugiasi ir mums jau yra tada ramiau, nes mes jau tikrai žinome, kad jau su Rx vaistinės pristatymui išlaikytas tas temperatūrinis režimas, ne taip kaip vežantis pačiam, nes mesgi puikiai žinom, atsiranda tų reikalų ir truputėlį ten užsukti ir šiandien užsukti ir labai net ir liūdna, ir gėda, ir gaila, net su medikais pakalbu ir jie irgi sako, žinau, taip, bet įvyko kaip įvyko, ar ne? Kaip įvyko, įsimetu į tą rankinuką, greitai bėgu namo ir žiniu. Ir paskui niekas neveikia, kaip sakot. Gerai, eikim prie labiau praktinių klausimų. Kaip techniškai įsigyti vaistus? Kokia procedūra? Ar tikrai viskas vyksta per esveikata.lt platformą? Kokie tie žingsniai turi būti? Taip, per esveikata.lt yra perkami vaistai receptiniai. Tai iš tikrųjų tikrai garantuoja, kad jūs vis tiek jungiatės, jūs suveda duomenis, viskas tikrai yra saugu ir patikima, nes tai yra esveikata. Ir prisijungus per esveikatą yra skiltis receptai. Nuėję ten mes pasimatome visus mums parašytus receptus. Tai va tas principas toks ir yra, kad jūs galite susisiekti su šeimos gydytoju, su gydytoju, jums gali dažnai ir nuotoliniu būdu išrašyti receptą, jeigu tai yra tęstinis gydymas. Tuomet jungiamės prie sveikatos ir pasižymim vaistus, kuriuos norime išsipirkti. Ir tiesiog pažingsniu einant, kaip ir bet kokio pirkimo būdu, mums meta pasiūlymus. Tai yra vaistinės, kur galima pirkti, užsakyti, tarkim, ir eiti
iki vaistinės, arba jeigu norim atvežti, kad atvežtų namus, renkamės RX vaistinės pasiūlymą ir vežam ir laukiam. O jeigu jūs to vaisto neturite, jūs bendradarbiaujate su kitomis vaistinėmis, kurios galbūt turi tą produktą? Tai vis tiek taip. Mes stengiamės ir užtikrinam, ne tai, kad čia stengiamės, mes užtikrinam poreikius pacientų, tikrai galiu sakyti, kad pilnai. Kaip tik ir su gydytojais daug bendradarbiaujam ir sakom, jeigu turit problemų, nerandat vaisto. Aš pati kaip gydytoja, dabar jau dažnai sakau ir pati pacientams, jūs tiesiog pasiskambinkit, pasikalbėkit, susitarsit, paklausit, turi, kada gaus, net ir tokių vaistų, kurių, tarkim, žinom, kad šiuo metu Lietuvoje tarsi ir nėra. Aha, Rasa, žiūrėkit, o kaip yra su artimaisiais? Pavyzdžiui, jeigu aš turiu tėvelius sergančius arba artimus žmonės, ar aš galiu užsakyti vaistus savo vardu arba pasirūpinti, kad mano tėvai gautų tuos vaistus užsakyti per save? Kaip čia? Kokia situacija? Tai per padarytą įgaliojimą žmogus slaugantis. Turi būti įgaliojimas. Taip, turi būti įgaliojimas. Slaugantis žmogus gali išpirkti vaistus ir savo slaugomajam. Iš tikrųjų, tai nėra sudėtinga padaryti. Įgaliojimą gali padaryti pats pacientas. Tai šiaip aš irgi kaip gydytoja labai dažnai matau, kad artimieji sako, mano tas tėvukas neturi jokio prisijungimo, jokio mobilaus parašo, jokio generatoriaus. Aš visuomet skatinu, kad visgi turėtų, nes dažnai matom, ištinka bėda. Ypač šiais laikais, kai skaitmenizacija vyksta. Taip, ištinka insultą, žmogų reikia slaugyti, tam reikia ir tam tikrų lėšų, o visa, tarkim, pensija, jinai yra to žmogaus sąskaitoje. Tai bet kokiu atveju labai skatinu, kad turėtų prisijungimus, tuomet galima padėti savo artimajam, jungtis prie sveikatos, jis ten gali tada artimasis padaryti įgaliojimą savo ar tai vaikui, ar giminaičiui. Vien įgaliojimas gali būti padaromas tik tai išpirkti vaistus. Tai nėra kaip dažnai bijo vyresni žmonės, kad dabar jau čia viską už mane darys. Tai tiesiog pasirenkama vienintelis dalykas, tarkim, rūpintis vaistais ir tiek. Ir tada ramu visiems turėtų būti. Dar norisi paliesti anonimiškumo temą, jinai ganėtinai jautri. Rasa, ar galime sakyti, kad pirkimas internetu padeda išvengti to, pavadinkim, nejaukaus jausmo, kurį kartais vaistinėse ir išgyvenam, kadangi bendraujam su vaistininku. Kaip jūs matote šitą pusę? Žinokit, taip pat gydytojas mato, kad dalis pacientų nevyksta į vaistinę, neperka vaistų. Dėl gėdos kažkokios tai Dėl gėdos jausmo vengia to ir, iš tikrųjų, būna tų jautrių situacijų, kuomet bandai pasikalbėti su farmacininku, tau dar už nugaros atėję keletą žmonių, ar ne, ir šitas, ir ligų yra tokių, kur nesinori, kad kažkas žinotų. Tai irgi pastebim, kad žmonės labai naudojasi šią paslaugą ir džiaugiasi. Dabar šiek tiek apie klaidas. Ką daryti, į receptą įsivėlė klaida? Ar jūsų farmacininkai susisiekia su pacientais? Ar pavyzdžiui, gydytojai prieš išsiųsdami vaistą? Taip. Pasitaiko tų klaidų dabar ir nemažai, nes įvyko e-sveikatos atnaujinimai. Visgi ten dar viskas nefunkcionuoja, galbūt taip iki galo tobulai, kaip mes norėtumėm, ir gydytojas išties rašo teisingai, bet kažkodėl sistema kartais įvelia klaidą, tai tuomet susisiekiam ir su pacientu, ir su gydytoju lygiai taip pat, bandom pagauti gydytoją ir tvarkyti visą tai, kad nenukentėtų nei gydytojas, nei pacientas. Rasa, einant į fizinę vaistinę, tą tradicinę, kurią mes įpratę, mes dažnai einam dar ir su tokiu lūkesčiu, kad vaistininkas pasidalins patarimu, kažką rekomenduos. Jūsų vaistinė šiek tiek kitokia. Kaip RX vaistinė išlaiko būtent tą, pavadinkim, žmogiškąjį ryšį ir profesionalią konsultaciją būtent skaitmeninėje erdvėje? Kaip jūs užtikrinate? Pacientas užsisakydamas vaistus, jisai vis tiek žymisi, kad sulauks farmacinės paslaugos, tai yra skambučio. Ir susiskambinę aptariam daug dalykų, visus, ką reikia ir kas neramina, ir sulaukia pagalbos tikrai profesionalios ir šiltos. Ir grįžta tikriausiai pacientai pas jus. Ir kas išbando paslaugą, tai visada grįžta.
Na ir pabaigai, baigiantis mūsų laidai, per kiek laiko vaistai pasiekia paciento namus ir ką ši paslauga reiškia jums kaip gydytojai, žinant, kad pacientas tikrai gaus kokybišką gydymą, kokybišką vaistą laiku ir efektyvų. Taip. Tai RX vaistiniai vaistus į namus pristato įprastai per 1-2 darbo dienas. Visoje Lietuvoje. Visoje Lietuvoje. Man kaip gydytojai daug ramiau, kad žmonės jau ir gydosi, tie, kurie nedrįso nueiti į vaistinę, kad bus išlaikytas temperatūrinis režimas, kad mes galim net kartais, jeigu kyla klausimų, ir patikrinti iš tikrųjų ir gauti tą sertifikatą temperatūrinio režimo ir kad tas visas ėjimas į vaistinę jau nebereikalingas. Žodžiu, išnyksta labai daug problemų. Ir kaip sakėte, kad dar ir pasikonsultuoti pas jūs galima ir gauti tikrai profesionalią konsultaciją. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Ekspertai pataria pas mus svečiavosi RX vaistinės projektų vadovė, šeimos gydytoja Rasa Isevičienė. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laidą Ekspertai pataria pristato RX vaistinė. Ekspertai pataria.